Aš jau padarysiu tokį užkandį labai lengvą. Kad gerklės neskauda. Vėlgi primenu, mes iš n2n-2.lt jūs galite rasti daugiau informacijos apie mūsų teikiamas pramogas. Čia yra tik vienas iš mūsų teikiamų pasirodymų. Ir dabar štai šičia aš jums padarysiu tokį užkandį. Šalti sausainiai. Dabar šitie sausainiai turi labai mažą šiluminę talpą. Tai reiškia, kad jie yra labai greit sušylantis ir greit atšalantis. Tai vadinasi, juos mes labai greitai galime atšalyti, bet taipogi mes juos labai greitai galime po to sušildyti savo burnoje. Ir štai pavyzdžiui, paimame mes tą sausainį, įsėdame burną, greit kramtam. Giedriau, paragaujam? Aišku, paragaujam. Slibinai. Aš ten nieko baisaus neatsitinka, tiesiog. Tik tai greitai kramtyti ir pagrindė su dantėm. O, fotografai prašom. Iš kitos pusės. Dabar vėlgi šiek tiek grįžtant prie magnetizmo, prisiminiau vieną eksperimentą. Varinis vamzdis, lygiai tas pats efektas kaip su superlaidininku, tik čia yra aiškiau iliustruojamas tas faktas. Ten yra grinai jau ekstremumas, kai sustoja tas magnetas. Tačiau jeigu mes turime kažką su maža varža kaip varį, pavyzdžiui, ir metame magnetą pro ten, tai tiesiog tas efektas pasireikš taip. Maždaug štai yra vamzdžio. Jeigu aš metu magnetą štai iš maždaug tokio pačio aukščio, kas atsitinka, jisai maždaug greitai nukrenta. Aš pavyzdžiui, hop, ant kilimo. Tačiau jeigu mes jį metame per čia, užtrunka daug ilgiau. Labai ilgai netgi. O jeigu aš jį įsuku, dar ilgiau. Tai va, matot, čia yra dar pigesnė iliustracija to efekto, kai keičiasi magnetinio lauko linijų tankis, atsiranda elektrovara, atsiranda srovė tame laidininke ir tuomet mes turime variklį. Yra varinės tos, reiškia, ilgesnį laiką, kai leidžiasi magnetas. Dabar aš norėčiau, kad paruoštumėt savo rankas, jeigu turit laisvų rankų. Ir reikės truputį turėti atsargos ir neišmesti šitos šaltos bulvės. Kas pasiruošęs? Čia reikės labai greitai reaguoti. Ar kas nors pasiruošęs? Va. Tik labai greitai. O. Kas dar? O. Jinai labai šalta. Labai šalta bulvė. Tai čia yra mano išvirtas kiaušinis. Labai karštas, labai atsargiai. Kas dar? O, štai ten, trailiai. Gerai. Ir štai yra mūsų kiaušinis, svarbiausia jo nesudaužyti, nes jeigu sudaužom, jisai atšyla ir tuomet jisai atsiverda atgal. Ir tada būna labai blogai. Labai būna nešvaru. Gerai.